Labą dieną, kaip ir minėjau, noriu nusiųsti jums parodyti filmuką, kodėl neveikia ta kiauraraščio karietėlė. Tiesiog nusistatėm point camus nuo 70 iki 30, kompiuterį irgi lygiai tas pats, 70, 30, pasirinkta leis, mezgimas kiauraraščio, piešinukas irgi atstandartinis iš galerijos rodos. Čia iš pirmos galerijos būtų šitas. Ir pirma eilutė, pasispaudžiam start, viskas tvarkoj, čia lemputė užsidegė, tas dėžutė veikia ir bandom megzt. Čia aš tiesiog nuėmiau karietėlę, nes jeigu nemegzt, tiesiog lauš visas adatas, kiekvieną adatą kels, jokios prasmės nėra. Tiesiog įsijungiam leis ir bandom megzti. Ir stūmė visas adatas, lyg tai kaip nebūtų rašto. Stūmė taip. Ir kompiuteriu toks rezultatas, kad mum tiesiog nesureagavo. Iš kairės pusės tiesiog nenuėjo į dešinę. Ir dabar būtent tas momentas atrodytų, kad neveikia karietėlė. Ir dabar, jeigu aš stumiu atgal, hop, mum paima, jau rodo, kad numegzti. Bet iš tikro būtų visas mėginys numestas. Bet kai važiuoju atgal, žiūrimo į adatėlės. Prašau, į šitą pusę mezga, tas reikiamas adatas jau išstumia. Tvarkoj. Taip, ir dabar jau rodo, kad antra eilutė nuvažiuota. Analogiškai turėtų dabar vėl iš šitos pusės turėtų normaliai megzti, ir ištraukinėti tas adatėlės, kas 2. Dabar žiūrėkit, bandom. Ir koks mums rezultatas, vėl nieko nemezga. Vėl visos adatos yra metamas, jokios tvarkos. Ir kompe rodo, kad nenuvažiavau. Taip, pradedu judėti atgal, man parodo, kad nuvažiavau, bet automatiškai visą tvarką susijaukia. Jau vietoj L70 rodo L77 ir vietoj R30 man rodo R8. Tiesiog, dešinė pusė karietėlės, tie tokie neveikia, ar jutikliai, ar kažkas tiesiog nesiorientuoja, kur jį yra, ir paprasčiausiai nemezga. Į šitą pusę, tarkim, sustabdom viską, vėl nusistatom point camą į 70, kitą kur į R30, pasispaudžiam startą, vėl viskas tvarkoj, instalerio ta dėžutė veikia, šviesytė dega ir mezgam atgal. Vėl puikiausiai veikia, šitą pusę veikia, viskas tvarkoj. Kaip tik važiuojam atgal į šitą pusę, vėl ta pati situacija, nieko nemezga. Vėl visas adatas yra metamas ir rodo, kad mes nenuvažiavom, kad mes stovim dar kairiai pusėje, turėtume jau būti dešiniai. Esmė, kaip aš suprantu, kad tiesiog neveikia dešinys jutiklis ar kažkas tokio. Tiek trumpai.